Pradžioj pagrosiu mūsų archajišką birbynėlę. Tai yra pati pirminė, o vėliau atsirado jau patobulinta. Etninės lietuviškos muzikos atlikėjai ir rytietiškos muzikos atlikėjai, kurią taip pat jūs išgirsite šiandieną. Ir jis dar mus sugros. Dabar norėčiau visus pasveikinti iš tikrųjų, susirinkusius gausiai į Vinco Krėvės memorialinį muziejų. Ir čia jo yra svetainė, kuris priimdavo savo draugus Vilniaus universiteto profesorius 40-44 metais. Tai yra tragiškais metais Lietuvai ir mūsų rašytojų klasikų. Krėvė giliai pažinęs baltišką kultūrą, pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą iki krikščionybės ir pavaizdavęs savo kūryboje. Gyvendamas Baku mieste persų kultūros židinyje 1500 metų jau, pažino ir tyrinėjo viduramžių persų poeziją, romantikus kaip Nizami, Kajama ir taip toliau, ir dėstė tik atsidariusiame Baku universitete. Ir pažino taip pat Indijos filosofiją ir atsekė baltų ir šių kultūrų bendrumo požymius. Tai vyko 1909–20 metais. Ir jeigu taip žiūrėti, jau 13 metais jis išleidžia savo romaną Pratieka Buda, hinduizmo ir budizmo filosofijų įtakoje. Tai dabar norėčiau Jums, artėdamas prie šios dienos temos, norėčiau Jums perskaityti citatą iš Valdžio Cemso knygos Baltų raštai ir ženklai, kuri išleista lietuviškai 2009 metais. Ta knyga turi kiekvienas lietuvis, mąstantis ir nemąstantis,
skaityti. Nes tai pakeičia visą mąstymą, visą lukštą laužo, kuris mums monoparadigminės informacijos suformuotas mūsų galvose. Tai čia yra knygos leidėjo Jano Svilo žodžiai. Mūsų ženklas, kurį vadiname žalčiu, trikampiai su priešpriešiais pasuktomis kampų viršūnėmis, apskritimas, kurį padalėja S raidė, visi simbolizuoja tą pačią amžinąją priešingybių vienybę, su kuria dabartinis pasaulis geriau susipažinęs per daoizmo in ir jam simbolius. Žinojimas, pasirodo, visą laiką buvo ir yra čia pat. Nors didžioji dauguma žmonių stengiasi jo ieškoti svetimuose mokymuose. Ši knyga mus kviečia grįžti atgal prie savo šaknų ir prie savo stiprybės šaltinių. Taigi šiandieną mūsų tema taip pat labai susisieja su šiais žodžiais. Ir leiskite man pristatyti jums dailininką Virginijų Košinską, kuris mums suteikė galimybę pažvelgti į baltų ženklus ir mitologinę jų prasmę. Prašom, pirmiausia, Virginijau. Labą dieną, nes dar nesutemo, nors jau po darbo. Ir labą dieną, gerbiami mėly tautiečiai. Aš kreipsiuosi tautiečiai, nes atvežiau tautinių raštų paveikslus, pavadinau juos tautoraščiais. Ilgai galvojau apie pavadinimą, kaip šį čia parodos pavadinimą. Ir kada parinkau žodį tautoraštis, mes turim dailyraštį, juodraštį, viskas aišku, lietuviška. Nu, tai paprastai vardinam kaip tautinis raštas, tai aš suvedžiau į tautoraštį. Ir kada internete įvedėm šitą žodį, jo nebuvo. Tada manęs klausė plakatų maketuotojai, sako, nėra interneto tokio žodžio. Nu, sako, tu vadinasi, bus dabar internete tautoraštis. Taip, kad šitą tautiniai raštai, kuriuos mes vardinam, neatsitiktinai mes turim du dalykus, mūsų tautos savimonė ir tai, kas mes esam, mus jungia, puikiai žinom, yra kalba, mūsų papročiai, tradicijos ir tos formos, su kurių pagalba mes užrašom, užfiksuojam mūsų dvasinius klodus, tai mes turime įvardinę tautiniais raštais. Kažkodėl tą lotynišką šriftą, kurį mes rašom, aš ją vadinu linijinis raštas, tai kada linija, sakykime, perlaužėm pusiau liniją, pavadinam V, padarėm apskritą liniją O, tai mūsų susitarimo reikalas, mes tą V galime vadinti O pavadinti V, tai ir susitarimo. O tautiniai raštai, ten jau nėra susitarimo. Mano daug metų gilinimosi pasiekmė yra kaip dailininko išraiška šitie paveikslai. Jų ciklas atvežtas nedidelis, čia yra 12 paveikslų, o iš viso nutapyta 42 yra. Taip, kad išeitų jau nemaža paroda. Ir daugel metų gilinimasis ir likimas lėmė taip, kad augau Žemaitijoje, kur gimiau ir augau, stovėjo staklės, ir vėliau kitose sodybose vėl stovėjo staklės, kaip sakant, po staklėm teko užaugti. Ir visa tai buvo labai natūralu ir ta aplinka tautinių raštų buvo taip labai organiška. Tik vėliau, kada aš jau pasukau profesionalaus dailininko keliu ir domėjausi mūsų pačių kultūrą, tai yra, kas mes esam, kokia mūsų tapatybė, ir reikėjo apsispręsti kaip kūrėjo dailininko kelio, kokį kelią pasirinkti, tai, sakyčiau, taip be abejonių pasirinkau tą kelią, kas atvertų mūsų tautinės kultūros klodus, ko aš galėčiau padėti, tai yra pats suvokti mūsų tautinės kultūros gelmes ir esmę mūsų savimonę, dvasinius klodus, ir ko tai galėčiau kartu savo kūrybos pagalba padėti kitiem tai atverti ir suvokti. Taip, kad šitos paveikslus tapiau remdamėsi tam tikrą tautinių raštų sampratą. Tai yra, bandžiau kalbėti tą kalbą jau. Nėra kopijuota tautiniai raštai, nėra jie pervedinėti kopijų pagrindų, bet yra daugel metų studijų tų ženklų, simbolių ir struktūrų pagrindų, kaip aš supratau, aš bandžiau jau kalbėti tų raštų pagalbą. Nes jeigu mes turim žodį raštas, jeigu yra raštas, vadinasi, jau yra tame užrašyta informacija, labai aiškiai.
Jeigu rašom, vadinasi kažką rašom. Ir tas mūsų dabartinis raštas yra, mes atkartojame šito raštu, atkartojame garsus, tą, ką tariame, ir mes užrašome garsus, paskui skaitydami tos garsų ženklus, atkartojame garsum ir suvokiame prasmę jo. Sakykime, labai yra, aš įvardinu vieną iš primityviausių dabar mūsų bendravimo formų, yra supaprastinta iki labai, sakykime, garso užrašymo varianto. Ir mano įsitikinimu, kad tautiniai raštai nėra garsiniai užrašai. Jie užrašai turi sampratas, atskiras ženklų, simbolių ir jų kombinacijos ir deriniai duoda sampratas pasaulėvaizdžio sampratas. Labai